Sveiki, prieš kelias savaitės organizacija Mokslas ir menas mus pakvietė į seminarų ciklą Technologijos pakeitusios muzikos industriją. Muzikantai, garso režisieriai, universitetų dėstytojai įkvėpė sukurti šią laidą. Pasinerkime į garso ir muzikos pasaulį. Ar žinojote, kad ES iš viso yra daugiau nei 14 000 radio stočių, o visoje mūsų žemėje apie 44 000. Kiekvieną dieną jos kažką groja. Muzika mus įkvepia, pakelia nuotaiką, atpalaiduoja arba sukelia kitas emocijas. Geriausi atlikėjai surenka pilnus stadionų žmonių pasiklausyti džiuginančių garso bangų. Kodėl vienos garso bangos mus džiugina, o kitos liūdina, o dar kitos, pavyzdžiui, siaubo filmuose, mums sukelia nerimą ir išgąstį. Mokslininkai jau daug metų tyrinėja, kaip smegenys interpretuoja garsus ir juos susiję su emocijomis. Garsas yra skirtingo dažnumo ir stiprumo virpesiai. Aplinkui mus nuolatos viskas vibruoja. Taip pat patys esame vibratoriai. Mūsų balso stygos, judesiai, net kvėpavimas virpina orą ir sukuria garsą. Galime vienas kitam palinkėti. Linkiu tau daugiau vibracijos. Tai reiškia, būk gyvas žmogau, džiaukis gyvenimu, skleisk garso bangas ir smalsiai klausykis kitų. Dalį šių oro virpesių mūsų ausys sugeba paversti į nervinius impulsus. Mes išgirstame ir suvokiame tik labai nedidelę dalį tikrovės. Štai šis drugys už mus girdi net 60 kartų jautriau. Signalai nukeliauja į smegenis ir mes susivokiame. O, čia skamba graži muzika, man patinka. Nejučia pradedame koją trepsėti taktą. O šis garsas kažkodėl truputį erzina. Visi norime kuo daugiau nuostabios muzikos. Norisi tiesiog paspausti mygtuką ir džiaugtis. Tačiau ar tai įmanoma? Prieš kelis metus mėgėjiškai laisvalaikiu kurdavau muziką. Ar jums patiks mano gabaliukas, psichologų teigimu, priklausys nuo gausybės faktorių? Ar už lango šviečia saulė? Ar dabar esate laimingi ar nusiminę? Kiek kartų ir kaip dažnai tą kūrinį klausėtės anksčiau? Tai svarbu. Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad smegenyse yra sritis, kuri aktyvuojasi tada, kai dainą mes išgirstame pirmą kartą. Ir tada mes patiriame džiaugsmą. Ar tai reiškia, kad tobula muzika niekada nebus sukurta? Paimkime nuostabią dainą ir klausykime 100 kartų be galimybės išjungti ar patylinti. Šis eksperimentas užtruks apie 5-8 valandas. Pasiruošę? Iš pradžių nuostabu. Šokam, šokinėjam, dainuojam, iš karto pakyla pulsas, kaip smagu. Dar smagiau būtų į eksperimente dalyvauti ir draugai, pagalvojam. Jie netrukus linksmybė atsibosta. Kiek galima klausytis tą patį kūrinį? Džiaugsmą pakeičia kančia. Norime susprogdinti garsiakalbius, sprukti, skradžiai žemę prasmegti, o praėjo tik 2 valandos. JAV yra įrengtas toks tylos kambarys, kuris sugeria 99,99% garso bangų. Tyliausia vieta Žemėje. Įdomiausia tai, kad mirtina tyla taip pat išveda iš pusiausvyros. Ilgiausiai šiame kambaryje yra pavykę išbūti 45 minutes. Viskam nutilus ir girdint tik savo organizmo garsus, prasideda haliucinacijos. Mūsų smegenys pripratusios girdėti aplinkos garsus, o šiame kambaryje jų nėra. Visiškai sutrinko orientacija erdvėje. 1759 metais Prancūzijoje jėzuitų kunigas išrado elektrinį klavesiną. Tai pirmasis žinomas elektra varomas muzikos instrumentas pasaulyje. Daugiau nei po 100 metų Tomas Edisonas sukūrė fonografą. Meistrui padavė brėžinį, o meistras paklausė: "Ponia, kam šis prietaisas bus skirtas? Ką jis galės padaryti?" "Ketinu įrašyti savo ištartus žodžius, o įrenginys turės juos atkurti", atsakė patenkintas išradėjas. Meistrui pasirodė, kad tai didžiausia nesąmonė, kokią jis yra girdėjęs ant svieto. Kai prietaisas buvo sukonstruotas, Edisonas pasilenkė ir riktelėjo. Mary turėjo mažą ėriuką. Pasuko rankenėlę ir prietaisas prakalbo. Visi buvo pritrenkti. 19-20 amžiuje mokslininkų ir inžinierių pastangomis buvo sukurtas pirmasis sintezatorius. Pirmoji elektrinė ritmo mašina. Samba. Pirmasis magnetofonas. Pirmoji elektrinė gitara. Pirmasis kompiuteris. I'm loading a program that has some rhythm instruments in it. Okay, now there are 2 ways to do it. You can either write it on the screen or you can play it on the keyboard. Oh, okay. See, if you're writing on the screen... Rep it.
These instruments were designed for people to use. Right. It's just a tool, another tool. O tūkstančius metų mes grojame ožragiu, tošele, švilpa, skrabalais ir tabalais. Paimkime analoginį sintezatorių. Iš tinklo ateina elektros srovė, kryptingas elektronų judėjimas ir mes keisdami įtampą, naudodami generatorius, įvairius filtrus, galime išgauti bet kokį elektroninį signalą. Už 100 km sukasi turbinos, gamina elektrą, o mes ją transformuojam į nuostabes melodijas. Kai inžinieriai pabandė sukonstruoti pirmuosius komercinius sintezatorius ir juos pasiūlė muzikos instrumentų parduotuvėms, jie buvo išvaryti lauk ir buvo pasakyta, kad tai negali būti muzikos instrumentai. Dabar vienas kuklus skaitmeninis sintezatorius pakeičia visą orkestrą. Su juo muzikantai gali groti visais įmanomais garsais. Nuo jūros ošimo iki varpų, geležinkelio garsų ir žmonių niūniavimo. Keisčiausia tai, kad šiuolaikinė mūsų populiariausia muzika netampa įvairesnė. Ispanijos mokslininkai išanalizavo 1 milijoną dainų, sukurtų 1955–2010 metų laikotarpyje. Jie pastebėjo tendenciją, kad muzika tampa vienodesnė, melodijos supanašėjo ir tapo paprastesnės. Dėmesio, mokslo sriuba, technologijos.lt ir astronomijos populiarinimo blogas Konstanta 42 organizuoja mokslo populiarinimo rašinių konkursą nuo genetikos iki kvantinės fizikos. Laukiame pačių įdomiausių jūsų tekstų iki gruodžio 31 dienos. Daugiau informacijos www.konstanta.lt. Sėdi ir nieko neveiki, savanoriauk. Aš esu mokslo sriubos savanoris, o ką laisvalaikiu veiki tu? – 2006 metais privataus amerikiečių Emory universiteto mokslininkai atliko įdomų tyrimą. Jie pasikvietė 32 moksleivius nuo 12 iki 18 metų amžiaus ir paprašė pasiklausyti 120 įvairiausių naujų dainų. Dar paprašė atsigulti į magnetinio rezonanso tomografą. Jie gulėjo, klausėsi dainų, o mokslininkai stebėjo, kaip reaguoja jų smegenys. Tyrėjai įvertino, kurios dainos jaunimui labiausiai patiko pagal atskirų smegenų zonų aktyvumas. Praėjo 3 metai. Vieną dieną vienas iš grupės mokslininkų tvarkėsi namie ir per televizorių išgirdo dainą. Tai buvo kažkuri daina, kuri jis staiga susivokė ir sušuko. Mes turime unikalios medžiagos. Netrukus jis su kolegomis susirado visą tyrimo dainų sąrašą ir pasižiūrėjo, kurios iš jų tapo populiarios. Kurios dainos buvo parduotos virš 500 000 kopijų, kurios sulaukė vidutinės sėkmės 50 000 ir kurios buvo pamirštos. Susijaudinę mokslininkai paklausė, ar vertinant smegenų reakciją į dainas, įmanoma prognozuoti dainų populiarumą. Jie dar kartą išanalizavo moksleivių smegenų įrašus ir atsakymas buvo koks? Paaiškėjo, kad smegenų srities vadinamos prigludusių branduolių aktyvumas lemia didelius dainų pardavimus. Kuo didesnis aktyvumas, tuo populiaresnė daina. O yra žinoma, kad ši zona tarpininkauja išskiriant dopaminą, medžiagą, kuri išsiskiria, kai juokiamės, valgome arba mylimės. Taigi smegenų tyrimai šiandien pramogų pasaulio prodiuseriams gali pasakyti, ar sukurta daina bus sėkminga. Į mokslininkus kreipiasi ir kino filmų kūrėjai, reklamos specialistai, prekybos centrai, kompiuterinių žaidimų kūrėjai. Visi nori patikrinti garso takelių poveikį. Tyrimo metu stebimos tos smegenų sritis, kurių aktyvumas parodo mūsų susidomėjimą, pasitikėjimą, lūkesčius, baimę, net pyktį. Smegenys nemeluoja, tvirtina mokslininkai. Muzika yra galingas ginklas, tolygus medikamentams. Ji gali sužadinti teigiamas ir neigiamas emocijas, nuodyti ir gydyti. Užtat kaip ir medikamentai, ji privalo būti specialistų valdžioje, yra pasakęs vienas rusų mokslininkas. Tikriausiai visi girdėjome apie skaitmeninius narkotikus, specialius garsų įrašus, kuriuos klausant per ausines galima patirti įvairias sąmonės būsenas, net orgazmą. Apklausus išbandžiusius paaiškėjo, kad skelbiamą poveikį patiria apie 15% klausytojų. Psichologų teigimu, garsas labiausiai veikia jautrius žmonės, tačiau daugumoje atveju tai placebo efektas. Kaip mes tikime, taip ir yra. O kaip Mozarto muzikos efektas? Studentai, kurie klausėsi Mozarto, užduotis atliko geriau. Pelės greičiau įveikė labirintą, karvės davė daugiau pieno.
Jei paprastai per dieną karvė duoda 28 litrus pieno, tai su Mozarto pagalba net 5 litrus daugiau. Stebisi ir džiaugiasi ūkininkai. Naujausi mokslinių tyrimų rezultatai įdomus. Mozarto muzika turi teigiamą poveikį. Tas pats pastebėta ir klausantis visų kitų rūšių muzikos. Jei užduosime klausimą, ar geriau dirbti tyloje, ar klausantis muzikos, tai atsakymas bus: muzika yra naudinga. Stresuojam, susuko nugarą, aukštas spaudimas, skauda dantį, puola gripas, depresija. Žmonės pasileidžia muziką. Gal nereikės pirkti tiek daug vaisto? Užsiprenumeruokite Mokslo sriubą YouTube. Susitiksim už 2 savaičių šeštadienį. Iki.